Labą dieną. Tikiuosi dar nesat pavargę, ir tikiuosi mano pranešimas dar labiau neišvargins, jeigu jau tokių yra. Džiaugiuosi galėdama būti Vilniuje, iš Klaipėdos, netoks trumpas kelias, tai retokai ir apsilankyti tenka ir tikrai smagu skaityti pranešimą. Tikiuosi bus įdomu ir galbūt kažkokių netgi kažkas išgirs naujienų. Tema atrodo aptarta ir jau šiandien keli aspektai tikrai paliesti, bet tai visgi yra mūsų kasdieninis darbas, turbūt didžiausia mūsų pacientų koncentracija yra sergantis lėtinė inkstų liga ir tikrai su tuo susidurėme kasdieną ir tų problemų turime taip pat. Taigi, dar kartą primenu, daug kartų apie tai kalbam, kokia tai vis dėlto yra paplitusi liga, kaip jinai tiesiog eksponentinė progresija didėja ir didėja mirtingumas, didėja finansiniai nuostoliai ir turim kažką su tuo daryti, kažkaip tą epidemiją stabdyti. Čia vat irgi tokią radau lentelę ir matom, kad per keliasdešimt metų iš kažkelioliktos vietos pagal mirtingumą šokteli į 5. Ir netgi tos lyderiaujančios mirties priežastys, kaip išeminė širdies liga, iš tikrųjų, kaip ir buvo kalbėta ir profesorė Bumblytė minėjo, kad tai yra labai susiję dalykai - širdies ligos, inkstų ligos ir gal vis dėlto ta 5. vieta netgi yra jai per žema. Taigi, kaip visų pirma nustatyti tą lėtinę inkstų ligą ir kaip toliau nustačius su ją elgtis, tiesiog tokio norisi nuoseklumo tiek šeimos gydytojo praktikoje, tiek paskui patekus pas nefrologą, nes tenka vis tiek daug daryti savo asmeninių interpretacijų, daug asmeninių sprendimų, bet visgi turėtume turbūt laikytis tam tikrų algoritmų. Tirti visus pacientus dėl lėtinės inkstų ligos tikrai nei finansiškai naudinga, nei išteklių tokių turime, todėl rekomendacija yra tirti turinčius rizikos veiksnių, apie kuriuos buvo kalbėta, tai yra lėtinės ligos, paveldėjimo faktoriai, šeimoje esantis atvejai ir kaip ir buvo jau kalbėta, svarbiausi rodikliai yra glomerulų filtracijos greitis, šlapimo tyrimas vertinant albumino kreatinino santykį, o jeigu turim galimybę pažiūrėti ir daugiau kažkokių tai rodiklių, tai viskas yra tik į naudą. Ir jeigu randam, kad glomerulų filtracijos greitis tokiam rizikos grupėje esančiam pacientui yra mažiau 60 ir tas išlieka daugiau negu 3 mėnesius kelis kartus kartojant tyrimus, mes galime diagnozuoti lėtinę inkstų ligą ir šį pacientą prižiūrėti kaip turint tokią diagnozę. Jau irgi ne vieną kartą matyta lentelė, nes nustačius lėtinę inkstų ligą reikia žinoti, ko iš jos tikėtis, kurioje iš rizikos grupė atsiduria mūsų pacientas, kaip skubiai imtis kažkokių veiksmų. Ir kaip matome, viskas labai ir priklauso nuo tų mūsų 2 pagrindinių rodiklių, kur mūsų pacientas atsidurs. Čia dabar irgi vis dažniau yra kalbama ne tik apie glomerulų filtracijos greitį vertinant kreatinino klirensą, bet taip pat ir apie cistatiną. Ir tikrai yra situacijų, kai galbūt tas kreatinino klirensas nėra tikslus, tai yra tam tikros situacijos, kai yra kažkaip ekstremaliai pakitusi žmogaus raumenų masė, galbūt žmogus neturi galūnių, galbūt serga kažkokia tai liga, kuomet raumenys atrofuojasi, galbūt yra specifiniai vaistai ar panašiai. Ir matome, kad tose lentelėse tikrai, jeigu yra į skaičiavimą įtraukiamas cistatinas, paciento rizikos grupė taip pat pasikeičia, nors filtracijos greitis tarsi priklauso tai pačiai kategorijai, bet rizika jau dažniausiai tampa didesnė. Čia jau buvo rodyta šita skaidrė, čia yra skrajutės pagamintos su mūsų rėmėjų pagalba. Ir mūsų tikslas yra, kad jos pasiektų kuo daugiau bendros praktikos šeimos gydytojų, nes čia viskas labai gražiai, tiesiog punktais yra išvardinta, kaip turėtų būti elgiamasi su lėtinė inkstų liga sergančių pacientų, tai kaip jau ir minėjau. Rizikos veiksniai, glomerulų filtracijos greitis su albumino kreatinino santykio nustatymu, tada žvelgiame į lentelę, kur atsiranda mūsų pacientas ir puikiai galim orientuotis, kiek kartų jis turėtų būti siunčiamas nefrologui, kaip dažnai kartojami tyrimai, kokia yra rizika galutinio inkstų funkcijos nepakankamumo išsivystymo. Na ir čia jau yra detalesni nurodymai, kaip dar būtų galima tam pacientui padėti.
Taigi, kodėl mes tam nefrologui nukreipiam, ko mes iš jo tikimės? Tai čia irgi yra iš šių metinių Kaidygo gairių. Matom, kad turėdami tą lėtinės inkstų ligos diagnozę, mums svarbu žinoti tikrąją jos priežastį, nes jinai tikrai ne visada būna aiški. Tada mums labai svarbu įvertinti riziką, kada šitas pacientas gali tikėtis, kad jam prireiks pakaitinės inkstų terapijos ir galbūt jis jau yra visai ant jos lenkščio ir mes turim pradėti planuoti, kokia jinai bus taikoma, tikslinam esančius pakitimus, kokia yra jų kilmė. Ir be abejo, jeigu jau matom lėtinės inkstų ligos sukeltas komplikacijas, turim jas gydyti. Taigi čia yra jau gražiai išvardinta, koks yra mūsų kaip nefrologų. Taigi, ankstyvas nukreipimas nefrologui. Žodžiu, mes tikrai norim sulaukti tų pacientų, kol dar galima kažkaip jiems padėti, kol dar galima atitolinti dializės, ko jie visi labiausiai bijo už bet kokį kitą rizikos dalyką. Tai mūsų ir yra tikslas nustatyti tikslę diagnozę, paskirti galbūt specifinį kažkokios pirminės ligos gydymą, stabdyti esančios lėtinės inkstų ligos progresavimą, įvertinti turimas gretutinės ligas, jas pagal kompetenciją ir galimybės gydyti, žinoma specifinių komplikacijų gydymas, na ir kai ateina laikas, planavimas pakaitinės inkstų terapijos ir aišku, nesam mokyti, nesam galbūt tam paruošti, bet bent jau nukreipti pacientą, jeigu reikalinga psichosocialiniai pagalbai ir, kaip daktarė Alicija minėjo, konservatyvaus, paliatyvaus gydymo galimybių aptarimas. Nes ankstyvas nukreipimas nefrologui tikrai yra siejamas su geresnėmis išeitimis, mažesnėmis išlaidomis, kas yra aktualu ir mums, ir valstybei. Ir jeigu pacientas laiku patenka pas nefrologą, yra pastebėta, kad jis tikrai dažniau renkasi peritoninę dializę, greičiau yra galimybė gauti preemptyvinę transplantaciją ir tokiu būdu turėti geresnės išeitis. Čia taip pat matom palyginimai, jeigu būtų nukreiptas pacientas per vėlai, jeigu pacientas yra nukreipiamas anksti, tai yra nukeliama dializė, kol jinai nėra būtina, mažiau yra skubių dializių pradedama, jeigu jau patenka į ligoninę, ten praleidžia mažiau laiko, sumažėja mirtingumas, pacientas ramiai mąstydamas, apgalvodamas gali pasirinkti pakaitinės inkstų terapijos būdą ir apskritai pagerėja jo bendra sveikatos būklė. Kada tiksliai pacientas tampa prieš dializinių, tokio griežto labai gal nutarimo ir nėra, tai vertinama maždaug nuo 4 stadijos, mažiau 30 ml glomerulo filtracijos greičio, bet turbūt realiai į daugelį pacientų, kurie serga lėtinė inkstų liga, yra priežastis, dėl kurio mes nesitikim, kad jų inkstų funkcija pagerės, jie visi yra priešdializiniai ir turime juos atitinkamai žiūrėti ir laiku imtis visų reikalingų priemonių. Čia taip pat yra tokia schemutė, jos visos, aišku, kažkiek panašios viena į kitą, tik čia jau atsiranda ir matom, kad yra pabrėžiama, kad reikia kaip prioritetą apmastyti transplantaciją ar namų dializę. Priešingai negu pas mus turbūt visgi dar dominuoja paprasta ambulatorinė hemodializė. Ir čia tokia schemutė, jai jau yra 20 virš metų ir taip atrodytų viskas tinka, bet kuo norisi pasidžiaugti, kad jau prie progresavimo lėtinimo per tuos daugelį metų mes jau pagaliau galim įrašyti kažką tai naujo, SGLT2 inhibitorius, nesteroidinius mineralkortikoidų antagonistus ir jau truputėlį plečiasi mūsų spektras ginkluotė, kaip kovoti su tos ligos progresavimu. Čia jau moderni schema šių metų. Ir visi žinom, kad pradedam nuo gyvenimo būdo, kaip mus pamokino nuo sveikos mitybos, viską puikiai žinom, klausimas, kiek tą darom. Pirmo pasirinkimo medikamentai, tai štai visai neseniai įžengia į sceną SGLT2 inhibitoriai, spaudimo korekcija, išeminės širdies ligos gydymas ir vėliau einantis visų komplikacijų gydymas. Be abejo, mes turim ne tik paskirti vaistus, bet taip pat prižiūrėti, kad tie vaistai, kuriuos pacientas jau vartoja, taip pat būtų teisingi ir tokie, kokių reikia. Čia yra tokia sudaryta schema, 8 žingsniai ir per juos mes turėtume
ir pamatyti paciento vaistų vartojimo sąrašą, įsitikinti, kad jų visų reikia, kad jų dozės yra geros, kad jie nėra kenksmingi. Labai svarbus atitikimas tarp to sąrašo ir to, ką realiai pacientas naudoja, nes turbūt neretai matome, kad receptų išrašymo eilutėse matyti vieni vaistai, paciento lapelį atsineštam iš namų yra visiškai kiti surašyti ir tiesiog rasti tą tikrąją vaizdą yra nemažas darbas kitą kartą ir su pacientu viską išsiaiškinti. Taip pat labai svarbu jau mums ir kaip nefrologam atskirti ir pažinti lėtinės inkstų ligos simptomus, kurie galbūt visiškai nesusiję nei su konkrečiais tyrimais, nei su konkrečia liga, bet pacientam jie yra labai aktualūs. Taip pat dažniausias ir labiausiai paplitęs yra nuovargis. Atrodo, kas iš mūsų kartais nebūna pavargęs, bet tai tikrai yra labai gyvenimo kokybę bloginantis dalykas ir čia daugybė pablogės apetitas, galūnių tinimai, raumenų spazmai. Pacientam, kaip bebūtų, ką jie vertina kaip patį ryškiausią ir labiausiai trukdantį simptomą, tai yra seksualinė disfunkcija ir daugelis lėtinė inkstų liga sergančių pacientų tikrai turi šį nusiskundimą, tik tai turbūt kiek iš mūsų apie tai išgirsta, labai retai, tikrai tai nėra dalykas, apie ką nori žmogus pasidalinti. Ir dabar nežinau, kiek naudoja kolegos, aš prisipažinsiu, tikrai dar nesu to įtraukusi savo praktiką. Tai, kad vertinti riziką ne tik pagal glomerulų filtracijos greitį, priskiriant kažkuriai grupiai, bet taip pat pagal riziką, kaip greitai pacientui prireiks pakaitinės inkstų terapijos. Tai yra labiau individualizuotas metodas, įtraukiantis daugiau rodiklių. Yra tikrai prie skaičiuoklių ten net keli pasirinkimai, priklausomai kokie bus įtraukiami faktoriai. Čia yra toks europietiškas labiausiai turbūt kalkuliatorius. Ir tai turėtų būti tikrai įtraukiama į mūsų klinikinę praktiką, galbūt randant kažkokį tai bendrą sprendimą ir tai būtų tikrai toks pakankamai objektyvus vertinimas, matant ir planuojant paciento ateitį. Čia taip pat yra tas paminėta, kad tokiu būdu įvertinus ir radus, kad jau yra didesnė nei 10% galutinio inkstų funkcijos nepakankamumo išsivystymo rizika per 2 metus, jau reikia įtraukti daugiaprofilinę komandą ir pacientą vertinti kaip priešdializinį ir pradėti jį ruošti. Mokymai apie pakaitinės inkstų terapijos būdus, išankstinės inksto transplantacijos planavimas jau turėtų būti pradedamas filtracijos greičių sumažėjus 15-20 ml per minutę, ar jeigu minėta rizika yra daugiau 40% per artimiausius 2 metus. Kaip nuspręsti, kada jau yra tas tikslus laikas, griežtai turbūt neišeina suplanuoti, bet tai turėtų bent būti apie 6 mėnesius iki numatomos pakaitinės inkstų terapijos pradžios ir tokį bent jau laiką turint, turėtų būti, jeigu yra galimybės, nėra kontraindikacijų, pacientas turėtų būti nukreipiamas į transplantacijos centrą, kaip galimas recipientas ištirti dėl išankstinės transplantacijos galimybių. Pačią dializę, kada jau pradėti ją taikyti, irgi nėra konkretaus skaičiaus, turime labai stipriai atsižvelgti į žmogaus savijautą ir klinikinius simptomus. Paprastai, jeigu visgi vertinant filtraciją, tai galėtų būti maždaug tarp 5 ir 10 ml per minutę glomerulo filtracijos greičio. Kaip ir vienoj skaidrėje minėjau, pirmenybė turėtų būti teikiama iš pakaitinės inkstų terapijos būdų transplantacijai, namų dializėje, bet ypač mūsų kraštuose šitie pakaitinės inkstų terapijos procentai yra žemi. Čia paminėtos, aišku, tokius jau, kaip turbūt vertinant mūsų akim ir mes jau aukščiau gerokai esam, transplantacijos paplitimas tokiose šalyse kaip Kosovas buvo tikrai žemas, tai yra pacientai milijonui gyventojų, o štai Kroatija, tarkim, išsiskiria kaip labai pažangi valstybė, bet visa tai pasiekta didelėmis pačios valstybės pastangomis, skatinant, šviečiant, finansuojant ir panašiai.
Jeigu nėra galimybės atlikti transplantacijos, nesvarstomas paliatyvus gydymas, tada renkamasi dializė ir kaip pirmenybė visgi turėtų būti peritoninė dializė apsvarstoma, jeigu dėl kažkokių priežasčių jinai negalima, tada spręsti dėl hemodializės. Minėta iš ankstinė, nežinau, kaip gražiausiai pavadinti, nes ta preemptyvinė toks žodis kažkoks svetimas lyg ir atrodo, tai jinai turėtų būti pats geriausias pakaitinės inksto terapijos metodas, optimaliausias, pagrindiniai privalumai, kad pacientas atitolina su dialize susijusius rizikos veiksnius, geresnė gyvenimo kokybė po pačios transplantacijos, kadangi jis nespėja įsitaisyti tam tikrų sveikatos problemų, finansiškai tai yra naudinga, pats paruošimas niekuom nesiskiria per daug, įtraukti į sąrašus galima esant glomerulų filtracijos greičių mažiau 15 ml per minutę, jeigu tikrai vertinam, kad tas pažeidimas yra negrįžtamas. Jeigu filtracijos greitis yra didesnis, šis būdas nėra rekomenduojamas, nes nesitikima kažkokių didesnių privalumų. Algoritmas, tai jau predializinis pacientas, su juo pasišnekam, jeigu yra realu, kad jisai gali tapti recipientu, ten ir nukreipiam, jeigu ne, pirmiausia peritoninė dializė, jeigu dėl kažkokių priežasčių ne, tik tai tada svarstomos hemodializės turėtų būti. Čia irgi radau tokį klinikinį tyrimą, kuris galbūt parodo, apie ką aš čia kalbu, kaip yra svarbu bendradarbiavimas nefrologo su šeimos gydytoju, nes prancūzai ištyrė pacientus, kuriems buvo atliktos skubios hemodializės. Skubios tai turima galvoj, kad pirma dializės procedūra pradėta per 24 valandas po nefrologo įvertinimo dėl kažkokių gyvybei pavojingų priežasčių. Ir kas buvo pastebėta, čia tokios buvo 6 grupės tų pacientų ir matosi, kaip dažnai jie čia pagal tankį ir užpildymą tos grafos lankėsi pas šeimos gydytoją, kaip dažnai patekdavo pas nefrologą, kaip dažnai buvo vertinamas kreatininas ir kas per tą laiką dar čia jiems nutikdavo, kad į ligoninę papuldavo, kiek su dialize buvo susijusių papuolimų į ligoninę, bet labai aiškiai matom, kad pats didžiausias procentas, va čia 2 paskutinės grafos, kad nefrologo beveik nematyti, kreatininai nedaryti. Ir tikrai tai rodo, kaip svarbu yra nuolatinis siekimas, vertinimas ir bendradarbiavimas tarp specialistų. Čia irgi ir mūsų kolegų šitas straipsnis, jie dalyvavo. 21 metų apie Rytų Europos kažkokias išskirtinės savybės, tai mes žinom, kad tikrai mūsų truputėlį yra išskirtinių savybių, ekonominių, geografinių, socialinių, ligų paplitimas šiek tiek skiriasi galbūt nuo likusios Europos ir už tai pas mus yra daug didesnis lėtinės inkstų ligos galutinių stadijų paplitimas ir ką mes galėtume daryti, kad pas mus taip nebūtų, tai čia irgi įvardintos priežastis, kad tiek visuomenė, tiek medikai turėtų būti budresni, turėtume atpažinti rizikos grupės, prevenciją šviečiant ne tik pacientus, bet ir pačius medikus ir skatinti tas namų dializės, transplantacijas ir kiek įmanoma šviesti visus. Čia trumpai tik taip priminsiu, kad turi būti mokomi ir pacientai, ir sveikatos apsaugos specialistai, ir valdžia, ir netgi mūsų aplinka, taip pat ją turėtų būti atsižvelgiama, siekiant, kad būtume sveikesni ir mūsų inkstai būtų sveikesni. Kaip profesorė minėjo ir kaip dabar yra dedamos didelės pastangos organizuojant predializinės mokyklas, tai būtent čia irgi yra šių metų gairėse pabrėžiama, kokios yra svarbios edukacijos programos, tai mes turėtume žmonės supažindinti apie lėtinę inkstų ligą, kaip su ją elgtis, kaip gydyti, žinoti apie pakaitinę inkstų terapiją. Visa tai turėtų būti daroma naudojant informaciją ir medžiagą priimtiną pacientam. Ir taip be abejo tam reikia papildomo laiko, pastangų ir tikėkime, kad kažkaip tai bus išskirta mums. Palaikomasis gydymas, taip pat, kur daktarė Alicija minėjo, svarbiausia
įvertinti prognozę, su tą prognozę supažindinti artimuosius pacientą, kad jie galėtų priimti sprendimą. Reikia galybės palaikomųjų ir psichologinės ir įvairios pagalbos tam, kad žmogus susitaikytų, susipažintų ir galbūt iš tikrųjų mes tada galėtume, nesant kažkokių tai priešpriešų, tą paliatyvią pagalbą priimti kaip visiškai normalų dalyką. Ir čia paskutinė skaidrė būtų apie tai, kaip pagal stadijas, tai kokie specialistai turėtų būti įstraukę, kad pirminė grandis turėtų prižiūrėti kiek įmanoma, jeigu yra rizika mažiau negu 3 ar 5% galutinio nepakankamumo 5 metų bėgyje, nefrologas su visais pagalbininkais, kai yra jau daugiau negu 3-5% per 5 metus galutinės inkstų ligos rizikos ir be abejo ruošimasis pakaitiniai inkstų terapijai, tuomet, kai jau matom, kad rizika yra daugiau negu 40% 2 metų bėgyje. Viskas. Ačiū.